dažnai kyla klausimų, kasgi tas saugumo jausmas. Ar tai reiškia, kad mes turime viską leisti vaikui, jam nusileisti, tenkinti jo visus norus, kad tik jisai jaustųsi saugiai. Taip pat būna nuomonės, galbūt vaikas negali patirti jokių negatyvių emocijų, kurios yra natūraliuose situacijose, kad tik jisai nepasijaustų nesaugus. Tačiau vietoje norėčiau pasakyti, kad vaiko įgeidžių tenkinimas, nusileidinėjimas ten, kur neturėtumėm galbūt nusileisti, vaiko lepinimas, ar ne, kai mes neugdomo jam svarbių įgūdžių, tai tikrai nėra saugumo jausmo formavimas. Galbūt netgi priešingai, dažnai vaikas tada patiria tokių jausmų, dėl ko jisai nesijaučia saugus. Iš kitos pusės gali kilti klausimas, ar tai reiškia, kad mes tada turim vaiką sustatyti labai dėžutes, kontroliuoti, aiškinti jį, nuolat pateikti instrukcijas, ką jisai turėtų daryti. Vėlgi, tai tikrai nėra saugumo jausmas. Tad kasgi tas saugumo jausmas ir kaip jis yra įskiepijamas vaikui? Žinoma, tai yra ilga tema, pasistengsiu pateikti savo įžvalgas, savo patirtį ir savo žinias, kokie veiksmai yra labai svarbus, ugdant vaiko saugumo jausmą. Visų pirma, yra labai svarbu, kad mes parodytumėm vaikui besąlyginę meilę ir besąlyginį vaiko priėmimą. Tai nereiškia, kad mes turime būtinai priimti negatyvų vaiko elgesį ar netinkamą vaiko elgesį, tačiau mes turime besąlygiškai priimti patį vaiką. Kaip tas atrodo? Tai reiškia, mes galim sakyti, kad aš nepritariu, kai tu taip elgiesi. Man nepatinka, kai tu taip elgiesi. Vėliau, daryti atitinkamus veiksmus, kas jau liečia ribų brėžimą, tačiau mes turime parodyti, kad pats vaikas kaip asmuo yra nuolat priimamas ir jisai mums yra nuostabus. Taip pat kartais būna tokių manipuliacijų iš tėvų pusės, kad kai tu taip elgiesi, tada mamytė tave myli. Jeigu taip darysi, mamytė tavęs nemylės. Arba tėvelis. Tai vaikui palieka tikrai didelių randų ir netgi jeigu mes tai pasakėme kelis kartus, vėliau to nebesakome, tas gali tikrai giliai įstrigti pasąmonėje ir vaiko saugumas bus labai susvyravęs. Kitas labai svarbus dalykas yra, kad mes rodytumėm vaikui pasitikėjimo juo. Tai yra, vėlgi pagal amžių, kaip mes galim rodyti ir ką mes galim jam leisti daryti savarankiškai. Bet tarkim, pats mažiausias vaikas, kuris, po truputėlį jau tvirčiau eina ir jis labai nori nešti savo stiklinytę atsigerti. Ką mes galim padaryti? Tai būna, kad mes bėgame paskui vaiką, sakom, oi, duok aš panešiu tau iškris, ar ne? Atrodo, kad mes parodom rūpinimąsi vaiku. Tačiau jeigu vaikas tokiom degančiam akim neša tą stiklinę, tai tegu nukrenta jinai, jeigu jau taip atsitiks. Ar iš to bus kažkas blogo. Tačiau gali būti, kad jam tikrai pavyks. Ir tokiu būdu, jeigu mes būsime atsipalaidavę ir žodžiais, ir savo vidinę nuostatą rodysime, kad aš tavim tikiu, kad tu tą galėsi padaryti, tada mes tikrai padėsim formuotis jo saugumo jausmui ir visą tai persikels ir į kitas situacijas. Kitas labai svarbus dalykas yra, ką mes patys galvojame apie gyvenimą. Ar mes sakome, kad gyvenimas yra blogas, tiek daug sunkumų, daug vagių, daug neteisybės? Ar mes galvojame, kad gyvenimas yra, tikrai gražus, jisai yra įdomus, tačiau jame kyla įvairių iššūkių. Iš to išplaukia, kad mes turėtume mokyti vaiką problemų, iššūkių sprendimo įgūdžių. Ir tai tikrai, kaip ir sakiau, nereiškia, kad mes jam turim nuolaidžiauti, kad mes viską turim už jį padaryti, tai ką jis jau gali, bet mes jį turim pamokyti savarankiškai spręsti problemas pagal savo amžių. Tuo pačiu vėlgi labai susijęs yra savarankiškumas. Vaikas turi gebėti būti savarankiškas pagal savo amžių, jisai turi gebėti jausti, kad aš galiu, o kai bus, iššūkiai, bus problemos, aš galėsiu jausti tėvų pagalbą, tėvų palaikymą ir aš neliksiu vienas. Taip pat yra labai svarbu, tai apie ką mes šnekame,
Tai yra, kad vaikas žinotų tinkamo elgesio ribas, kurios būtų brėžiamos pozityviai. Čia jau yra klasika, yra daug mokslinio tyrimų padarytų, kad kai yra aiškios taisyklės, yra aiškios tinkamo elgesio ribos, vaikas jaučiasi žymiai saugesnis. Kai visus šios įgūdžius ir šią tėvų paramą vaikas turi, jo saugumo jausmas integruojasi į jį ir išėjęs į pasaulį, išėjęs iš tėvų namų, jis tikrai jausis žymiai geriau, jis augs brandžia ir sveika asmenybė. Kadangi mūsų tikslas turėtų būti ne tik pririšti vaiką prie savęs, kad tik gerai su mumis jaustųsi, bet vaikas turėtų jaustis gerai ir ten, kur nėra tėvų, tačiau viduje jo būtų integruotas tas, saugumo jausmas ir žinojimas, kad esant bėdai aš neliksiu vienas ir man padės tas problemas išspręsti. Vienas taip pat labai svarbus dalykas, ką mes turėtumėm padaryti savo vaikams, tai yra parodyti, kad jisai gali kalbėti, ką tik jisai nori. Tai yra, jeigu tai yra nežeidžia kito žmogaus, jeigu tai yra pozityvi kalba, jisai gali išreikšti visus savo jausmus, gali pasakyti savo nuomonę. Nereiškia, kad mes turime tam nuolaidžiauti ir su tuo visada sutikti. Tačiau, kai vaikas jaučiasi išgirstas, išklausytas, jisai tada vėlgi ugdosi saugumo jausmą, kad pasaulis mane priims. O tuo pačiu mes tada galime pasakyti savo nuomonę, savo poziciją ir ieškoti visiems tinkamų sprendimo būdų.